Sveiki. Kaip minėjo, gal pirmiausia norėčiau pasakyti, labai smagu čia būti. Aš šitoje srityje, šitam versle galim pavadinti su 10 metų, apie 10 metų. Ir šiandien toks jausmas, kad visi, su kuriais esu prasilenkęs per tos 10 metų, yra čia. Tai pirmiausia, tikrai ačiū organizatoriams už tą galimybę, nes būti čia, dalintis su jumis patirtimi yra žiauriai smagu. O aš šiandien jums noriu papasakoti istoriją apie naujus Vilniaus miesto žemėlapių vartus ir tuo pačiu atkreipti dėmesį į, pavadinau, spąstus, kurie mūsų tiko, bet apie viską nuo pradžių. Pati pradžia buvo labai panašiai kaip Argis Online'as. 2000, jeigu Argis Online'as minėjo, startavo 2012, Vilnius 2013 metais sukūrė savo web žemėlapių platformą. Iš tikrųjų, ją sukūrė du kolegos, vienas Aurelijus šiandien sėdi čia. Ir tai buvo labai paprastas, greitas sprendimas, skirtas tiesiog pasidalinti duomenimis su gyventojais, tai, kas vyksta mieste. Tai yra tai, ko neturi Google. Įsivaizduokime informaciją apie mokyklas, apie darželius, informaciją apie aplinkos būklę, informaciją apie statybas, apie planuojamus dviračių, šaligatvių tvarkymo darbus. Visa informacija, ką miestas daro, ką savivaldybės įmonės daro mieste, kad gyventojai būtų labai lengvai, greitai prieinama. Mūsų tokiam netikėtumui, bėgant metams, tas įrankis tapo vis labiau naudojamas ir specialistų, tai yra savivaldybės darbuotojų ir įmonių darbuotojų. Nors pradžioje jų rolė tiesiog turėjo būti atverti duomenis gyventojams, bet mes pradėjome pastebėti, kad tampa darbinių įrankių. Tai yra, naudodami mūsų sukurtą aplikaciją, jie daro savo darbinius dalykus. Tai yra, vertina, kur reikia pastatyti, atliekų išvežimo konteinerį. Vertina, ar čia galima įrengti želdinimą. Vertina, ar čia būtent konkrečiai vietoje galima išduoti leidimą statybai, kasimui, kitiems darbams. Tai taip, įrankis, kuris buvo sukurtas gyventojams, pamažu tapo įrankiu kasdieniu ir darbuotojams. Tai ne veltui įdėjau tas dvi user personas vadinamas, nes pagrindiniai mūsų naudotojai yra gyventojai ir darbuotojai. Dabar atnaujinimo poreikis. Mes inicijuodami portalą atnaujinimą, nes, kaip minėjau, jis sukurtas prieš daugiau negu 12 metų, turėjom tik tai dvi, sakykime, matomas problemas. Galvojom, kad pirmą pasenusi technologiją, reikia atnaujinti user interface'ą, grafinę naudotojo sąsają ir tuo pačiu galvojom apie tam tikras naujas funkcijas. Pats portalas iš tikrųjų, vėlgi, kuo lyginsi, mūsų galva yra visai naudojamas. Pačiai įdėjau diagramą, kuri rodo paskutinių 4 metų senojo Maps Vilnius LT naudojimą. Ir kaip matom, per savaitę vidutiniškai apsilanko 5000 unikalių naudotojų. Kas su kuo lyginsi, ar tai yra daug, ar tai yra mažai, bet kadangi produktas yra toks specializuotas, mano galva yra visai nemažai. Įsivaizduokit, kad kiekvieną savaitę apsilanko 10 tokių auditorijų, kaip čia yra. Mano galva, specializuotam GIS produktui čia yra neblogas lankomumas. Ir kas irgi yra smagu, kad tas lankomumas išliko per metus vienodas. Tai yra, jis nekrenta žemyn, reiškia, tas produktas vis dar yra aktualus. Matot keletą pikų. Tie pikai yra susiję daugiausiai su tam tikromis naujienomis žiniasklaidoje, kaip paskelbėm kažkokią žinutę ir pridedam nuorodą į žemėlapį. Taip pat pats didžiausias pikas 22 metais vyko tada, kai tiesiog žiniasklaidoje buvo straipsnis, kad rangovai gaus baudas už tai, kad nesusitvarko savo darbų su nuoroda į žemėlapį. Visi puolė tikrinti, kasgi gaus ir kuriuose vietose tai yra. Tai mūsų idėja, kodėl mes norim tą portalą atnaujinti, su savivaldybė sutarim, kad atnaujinam, laikas atsinaujinti. Patį atnaujinimą mes pradėjom nuo vartotojų poreikio analizės. Pirmiausia, pasižiūrėti, kasgi jiems yra svarbu ir aktualu. Pasidarėm apklausas, pasidarėm vartotojų sesiją su tomis dviemis grupėmis. Ir pasigrindėm, kad tie nauji funkcionalumai, kuriuos mes manom, kad reikia daryti, vartotojams yra aktualu. Tačiau paaiškėjo, kad pats aktualiausias dalykas yra duomenys. Tai yra, inicijuodami portalo atnaujinimą, mes galvojam apie formą, atnaujinti sąsają, pridėti naujų funkcijų, kai naudotojams, kurie kasdien naudojasi portalu, pats svarbiausias dalykas buvo tiesiog aktualūs, savalaikiai, nuolat atnaujinami ir aiškus duomenys. Tokia pradžia ir taip mūsų projektas, kurį inicijavom kaip aplikacijos atnaujinimo, netikėtai turėjo prisimti ir dar visų duomenų sutvarkymo darbus. Dabar apie rezultatus, kągi mums pavyko pasiekti ir ką mes padarėm. Tai, kaip ir minėjau, pirmas prioritetas, kuris tapo aukščiausiu prioritetų tvarkymo sąraše, su duomenų savininkais teko sutvarkyti visus Maps Vilnius LT teikimus duomenis. Sutvarkyti tai reiškia tvarkėm vizualizaciją, tvarkėm rodomus laukus, vadinamosius aliasus, rodėm tvarkėm vizualizaciją, pašalinom nenaudojimus pasenusius duomenis, įtraukėm naujų duomenų, daug dirbom su savininkais, kad nuspręstumėm, kągi ten reikėtų rodyti. Visiems duomenų rinkiniams sukūrėme metaduomenis. Iki tol jų nebuvo, kad naudotojams būtų aišku,
kas tai yra per duomenys, kas už juos atsakingi, kaip dažnai jie yra atnaujinami. Šiuo metu tų duomenų rinkinių Maps Vilnius LT yra 690 unikalių sluoksnių. Tas skaičius nuolat didėja, nes toliau dirbam ir su savininkais tos duomenys atvirinėjom. Specialiai pridėjau tą diagramą apačioje, kuri rodo duomenų pasiskirstimą pagal Vilniaus išsikirtas grupės ir pogrupius. Tai matom, kad dominuoja duomenys susijęs su miesto plėtra, bet specialiai norėjau pridėti jį, nes jūs nustebtumėt sužinoję, kiek daug skirtingų padalinių Vilniaus mieste, miesto savivaldybėje, miesto įmonėse dirba su erdviniais duomenimis. Ką Mindaugas pasakojo, planuotojams tie duomenys yra būtini, jau kasdienė duona, bet nustebtumėt, kad netgi siauriausios rytis dirba su erdviniais duomenimis irgi, kur kartais net nesusimastytumėt. Atnaujintą portalą mes prieš lygiai mėnesį, nes lygiai prieš mėnesį paleidom tą naują versiją, pristatinėjom ir savivaldybei, kolega Mindaugas pristatinėjo, ir šalia sėdėjusios kolegijos, kadangi turėjom laiko, užklausiau, tai iš kur jūs, ar turit kažkokių duomenų, ar dirbat su žemėlapiais. Ir mane nustebino, sakau, jo, dirbam su žemėlapiais, turim vieną sluoksnį, tai yra bešeimininkių kačių kastravimo vietų sluoksnis, su kuriuo mes ir dirbam. Mane nustebino, pasižiūrėjau, ar toks sluoksnis iš tikrųjų yra. Iš tikrųjų yra. Nustebino, kiek yra taškų ir kiek yra vietų, kuriuose tokius dalykas yra leidžiamas. Bet norėjau šito su jumis pasidalinti, nes man rodos, tai yra geras pavyzdys to, kaip plačiai tie erdviniai duomenys, kokiuose netikėtose srityse yra naudojami. Ir tai ypač aktualu Vilniuje, tai yra mažoji teritorija, kur vyksta labai daug visokiausių pokyčių, labai daug visokiausių dalykų, labai daug visko siauroj, nedidelėje teritorijoje. Ir čia tada vieta tampa svarbi. Iš funkcionalumo dalies pagrindinis poreikis, kurį mes girdėjom dirbdami su naudotojų grupėmis, buvo tai, kad iki šiol buvęs Maps Vilnius LT yra per daug specializuotas ir pritaikytas visiems. Tai reiškia, jeigu aš noriu išsisaugoti ir dirbti tik su man skirtais duomenimis, aš to negaliu padaryti. Man kiekvieną kartą atėjus į portalą reikia ieškoti man reikimų sluoksnių, juos susidėlioti ir paskui grįžus aš tiesiog neturiu kaip to išsisaugoti. Tai ką mes padarėm, tai tiesiog susikūrėm galimybę visiems naudotojams, tiek gyventojams, tiek darbuotojams, kurtis unikalius savo žemėlapių projektus, kurie tiesiog gali susidėti savo reikimus sluoksnius, pasikeisti sluoksnių eiliškumą, pasikeisti per matomumą, išsisaugoti savo vietą ir tiesiog išsisaugoti. Išsisaugoti galima dviem būdais, tai yra arba kaip nuoroda, kurią gali dalintis, arba galima išsisaugoti prie savo vartotojo profilio, kad aš prisijungęs tą žemėlapį, tos duomenys visada matyčiau arba dešiniam, iš jūsų pusės dešiniam kampe, va čia matot yra mano žemėlapis, arba tiesiog atėjęs į titulinį puslapį, irgi, kaip matot, aš turiu du susikurtus žemėlapius, turėčiau po ranką ir man iš naujo nebereikėtų ieškoti tos unikalios mano konfiguracijos, nes kiekvienas žemėlapis sprendžia savo reikalingus sprendimus, turi savo unikalius kažkokius reikalingus poreikius, kuriuos mes bandėm spręsti taip personalizuodami tą įrankį, kad kiekvienas galėtų prisitaikyti į savo. Aišku, kad galėtumėm sukurti galimybę naudotojams įsisaugoti savo žemėlapių projektus, teko sukurti galimybę naudotojams prisijungti. Gyventojai gali prisijungti per elektroninius valdžios vartus arba Vilnius loginą, tuo tarpu darbuotojai gali jungtis tiesiog naudodami savo Microsoft'o paskyrą. Šiuo metu esame integravę 3 įmonės, tai įmonių skaičių plėsim ir planuojame integruoti visas didžiasias savivaldybės įmonės. Dabar tas prisijungimas, kaip matot, yra skirtas darbuotojams. Kodėl mes įskiriam darbuotojus? Ką darbuotojai gali gauti daugiau už tos Maps Vilnius LT? Tai pirmas dalykas, jie gali gauti daugiau, labiau specializuotų specialistams skirtų duomenų. Tai nereiškia, kad tie duomenys yra kažkokie slapti, bet iš principo dirbant su savininkais buvo nuspręsta, kad jie yra pertekliniai gyventojams, jie juos blaško ir specialistai prisijungia, mato daugiau duomenų, tokių techninės informacijos, visą ją prisijungia specialistai mato. Taip pat jie mato neviešus jautrius duomenis, šiuo metu Lietuvoje inžineriniai tinklai ar nevieši duomenys, tai prisijungia ir autentifikavęs kaip darbuotojai tie specialistai tai mato. Mes užtikrinam saugumą tiek aplikacijos, tiek paslaugų lygmeniuose. Bendradarbiaujam su Krašto apsaugos ministerija, kalbėdamėsi, kaip dar reikėtų apsaugoti tos jautrius duomenis, jeigu reikėtų, pavyzdžiui, loginti naudotojų veiksmus, irgi mes tą galim daryti. Taip pat pridėjau tokį paveikslėlį apačioje, kuris, nežinau, seniesiems specialistams gal kelia šypseną, bet irgi tokia gan įdomi istorija, kad daug savivaldybės darbuotojų iki šiol turėjo savo darbalaukyje, savo asmeniniuose kompiuteriuose įrašytus ar GIS, ar Reader licencijos projektus. Reader tai reiškia, kad galėdavau skaityti,
pati licencija už principus, tenai turbūt nebepalaikoma, eina visiškai ir tuo tikrai nebus jie galima naudotis, kurie tiesiog galėjo peržiūrėti daug duomenų sluoksnių, galėjo spausdinti duomenis ir galėjo matuotis. Vien tam jiems reikėjo tos darbalakio programos. Su naujais Maps Vilnius LT mes viską perkeliam į webą, tai reiškia, kad darbuotojams nebereikia tos darbalakio programos, viską gali daryti tiesiog internete. Tiem, kam reikia kažkokio specializuoto funkcionalumo, kažko advanced, aišku, jie gali dėktis Argis Pro ir dirbti su darbalakio programa, bet 80% savivaldybės darbuotojų poreikių užtenka web aplikacijos. Na ir tuo pačiu darbuotojai mato tam tikras tik jiems skirtus įrankius. Taip pat, kadangi jau sukūrėm darbuotojų aplinką, Maps Vilnius LT panaudojom kaip hubą, kur sudėjom visas savivaldybės darbuotojams ir įmonėms skirtas vidinės aplikacijas. Tai reiškia, kad prisijungęs kaip darbuotojas, matau visus, vienoje vietoje matau visas aplikacijas, galiu paprašyti prisijungimo, matau savininkus, kontaktus. Na ir tuo pačiu pamažu tas aplikacijas, kuris tikrai buvo daug sukurta per paskutinius, 5 metus, mes pamažu jungiam prie jau minėtos Identity Access Management sistemos, reiškia, kad pačios aplikacijos keliam saugumo lygį ir tuo pačiu naudotojui tampa dirbti gerokai patogiau, kadangi jis tuo pačiu prisijungimu gali prie jų visų prisijungti. Čia turbūt tie esminiai pakeitimai. Kas dar svarbu naudotojams, mes tą klausimą irgi keliam. Ir dirbdami su naudotojais pasidarėm išvadą, kad tokios mažos, nedidelės smulkmenos, bet jos mūsų manimų yra svarbios. Keletą jų pabandysiu parodyti. Vienas iš dalykų, kur tikrai išsiaiškinom, kad naudotojams yra svarbu, tai yra viena paieška. Galgi specialistui įsijungusiam tą standartinę žemėlapių naršyklę yra aišku, kad šitas laukas yra skirtas ieškoti vietos ir veikia per geolokatorių, o šitas laukas jau skirtas ieškoti duomenų. Tačiau gyventojai, čia yra problema. Dėl to mes sukūrėm vieną paiešką, kuri pasiekima iš tituliniam puslapyje, kuriame tu iškart gali ieškoti geografinių vietovių, adresų, gali ieškoti koordinačių, gali ieškoti NTR sklypų, kas irgi buvo labai svarbu ypatingai darbuotojams ir mums pasisekė, kad registrų centras praeitaisiais metais sklypų duomenis atvėrė, tai reiškia, mes jūs galėjome integruotis. Ir tu pačiame lauke tu gali ieškoti duomenų. Gali ieškoti duomenų sluoksnių, gali ieškoti aplikacijų, gali ieškoti duomenų temų ir projektų. Tai viena paieška gyventojams yra žiauriai svarbus dalykas, nes paieška jiems yra svarbiausia. Ateinu ir noriu iš karto ieškoti, ko man reikia. Čia, pavyzdžiui, ieškau duomenų ir man rodo visus konteinerius. Foniniai žemėlapiai. Irgi toks labai paprastas dalykas. Mačiau, kolega Linas LinkedIn'e netgi darė tokią apklausą, kas yra geriausias foninis žemėlapis. Ar tamsus, ar šviesus, ar ortofotografinis. Ir kuris jų turėtų būti naudojamas pagal nutylėjimą ar kraunamas. Šitą dalyką mes paliekam naudotojui. Tai reiškia, kad naudotojo paskutinį pasirinktą foninį žemėlapį rašome į naršyklės local storage. Ir nesvarbu, kada naudotojas įsijungs kurį foninį žemėlapį, kurį savo žemėlapių projektą, visada foninis žemėlapis bus tas, kuris jiems atrodo tinkamiausias, kuris buvo pasirinkęs paskutinį. Šitą sprendimą, kurį darom pagrindinį, mes paliekam naudotojui. Legenda irgi toks labai paprastas dalykas, bet naudotojai sako, kad nori matyti legendą iš karto prie duomenų. Tai šitą sprendimą nusižiūrėjom nuo statybų vartų, nežinau, kas kūrė, bet komplimentai mums tikrai patiko, kad sutartiniai ženklai iš karto rodomi prie sluoksnio, jeigu tai yra vienas simbolis. Labai paprastas dalykas, bet naudotojai įvertina, tuo pačiu girdėm, kad naudotojai gal ne visi supranta, kas yra legenda ir bandysim šitą pervadinti į sutartinius ženklus, kad būtų aiškiau, bet irgi toks paprastas pavyzdys. Kitas dalykas, kas tikim, kad yra labai svarbu naudotojams, tai yra pritaikymas įvairiems ekranų dydžiams. Šiandien su keletu kolegų girdėjau ir kalbėjau ir girdėjau tokių atsiliepimų, kad tiek teigiamų, tiek neigiamų apie dizainą. Čia turbūt toks skonio klausimas, yra dizainas gražus ar negražus, bet man aktualiausias dalykas buvo, kad jis būtų funkcionalus. Tai reiškia, kad sukurtas produktas yra adaptyvaus dizaino ir netgi čia galite žiūrėti, kad dideliame ekrane, planšetės ekrane ir mobiliame ekrane ta aplikacija iš principo keičiasi. Tam skiriam nemažai dėmesio, kadangi iš skaičių matom, kad ir dabar daugiau kaip 50% naudotojų ateina per mobilų įrenginį. Nors šiaip portalas net nebuvo tam pritaikytas. Žiūrėsim, kaip dabar tas srautas pasikeis, bet stengiamės, kad tas įrankis būtų patogus ir per mobilų telefoną. Labai paprastas dalykas, bet irgi, kas esat dirbę susidūrę su užsienio portalais, turbūt matyt, kad naudotojo sąsaja dažniausiai yra išversta, bet duomenų turinys, legendos, pop-upo, iššokančio lango vadinama informacija lieka unikalia kalba. Nėra paprastas susigaudyti, tai pas mus, jeigu pasirinkat užsienio kalbą, duomenų turinį irgi verčiam dinamiškai per IP, kad vartotojų nebereikėtų ieškoti, kągi
kągi ta informacija reiškia ir bandyti ją išsiversti. Taip pat mes sukūrėm nemažai kito funkcionalumo. Aš per daug nesiplėsiu. Matavimo įrankis buvo svarbiausias savivaldybės darbuotojams. Jie pasirodo labai daug visko matuoja. Sukūrėm reljefo įrankį, kuris yra turbūt detaliausias, ką galite rasti Lietuvoje, nes naudojam labai detalų Vilniaus reljefo modelį. Sukūrėm skiltį, kurioje pagaliau yra informacija apie tai, kokie portale duomenys atsinaujina. Nes kad naudotojui nereikėtų ieškoti, kokie yra nauji duomenys. Dabar tiesiog tutorialiniam puslapį jūs galite matyti naujausius atnaujinimus. Ne visus, bet svarbiausius. Ir tuo pačiu visi duomenys, kurie yra Maps Vilnius LT, mes juos integruojam į Open Vilnius LT, iš kur tos duomenys jau galite atsisiųsti. Čia nėra baigtinis sąrašas. Kaip minėjau, su pačiu portalu startavom prieš mėnesį, dabar renkam naudotojų grįžtamą ryšį. Labai kviečiu išsibandyti, teikti, kas jums atrodo nepatogu, ko trūksta ir tikrai bandysime tai atsižvelgti. Dabar apie spastus. Čia bus iš esmės paskutinė mano skaidrė, bet planuoju prie jos truputį užtrukti. Kad jums neprailgtų, įdėjau tokį paveikslėlį su besikinčiais vaizdais ir duomenimis iš Maps Vilnius LT. Ir pabandysiu suformuluoti tą savo pagrindinę žinutę. Nors šita konferencija yra esri naudotojų, visi, arba bent jau daugelis mūsų, yra ir tam tikri kūrėjai. Tai yra tikrai didelė dalis kuria tokias aplikacijas, kaip rodžiau, kuria interaktyvias švieslentas, kuria tokius erdvinius duomenų rinkinius ar duomenų apdorojimo įrankius. Ir labai dažnai, kurdami tą savo produktą, jį žiūrim pro savo specialistų akinius. Matome kaip technologiją, pernaudojam galimybę, žinom, kaip gudriai jis yra sukurtas, ką mes tam padarėm. Bet galutiniam naudotojui visada svarbiausia yra tik tai vienas vienintelis dalykas, kokią problemą tuo produktu aš galiu išspręsti. Ir truputį grįšiu, primindamas šitą projektą, inicijuodami, mes galvom atnaujinti technologiją, sukurti naujas funkcijas. Ir pasidarę naudotojų poreikių tyrimą, mes pamatėm, kad naudotojams svarbu yra ne funkcijos, jos yra svarbu. Tas ne forma, kaip Mindaugas minėjo, pats turinys, duomenys. Ir taip mūsų jau prasidėjęs projektas netikėtai turėjo priimti 700 duomenų sluoksnių tvarkymą, kas galite įsivaizduoti yra tam tikras nemažas pokytis, nes pradedi projektą, pasiėmė reikiamus resursus, tai yra programuotojų sistemų analitikus, ir staiga paaiškėjo, kad pirmas tavo prioritetas yra sutvarkyti duomenis ir pradėti nuo duomenų analitikų. Tai mes šitą pasidarėm. Viso šito projekto metu mes mokėmės išgirsti ir suprasti naudotojų. Visą laiką mes bandėm suprasti, kas naudotojų skauda. Čia didelis nuopelnas ir šito produkto vadovui Mindaugui. Tarp kitko, rytoj kviečiu užsukti jo pranešimą irgi vis pristatys kitą produktą, kuris turi labai didelę problemą. Bet Mindaugas mūsų komandai kiekvieną dieną, analizuojant bet kurį iš feature'ų, bandant svarstant, reikalingas jis ar ne, jis mums kelia į galvą. Kokią naudotojo problemą bandom spręsti ir kokią vertę tuo bet kurią funkciją jam sukurtume. Mano galva, ta problema yra esminis dalykas. Tai toks žinomas tarptautiniam GIS pasaulyje žmogus, Vilas dar 21 metais šitą temą, kurią bandau jums atskleisti, pavadino Geospatial Product Trap. Ir jis ją vardino labai paprastai, kad kūrėjai, technologai dažnai įsimyli technologiją ir problema tampa tokiu antraeiliu dalyku. Ir tai savame yra problema, nes tu pradedi neatliepti naudotojų poreikių. Tu įsimyli technologiją, tu sunkiai ją nori keisti ir naudotojas lieka kažkur šalia. Aš suprantu, kad mūsų srityje, GIS pasaulyje įsimylėti technologiją, būnant kūrėjų, yra gana paprasta. Nes ta mūsų technologija, ką girdėjom šiandien pirmoji dienos pusė, yra labai patraukli. Šiuo metu mes turim neribotas galimybės, kurias mums teikia dirbtinis intelektas, nuotoliniai tyrimai. Mes turim neribotas galimybės, kurios susijusios su automatizacija. Patys duomenys, su kuriais mes dirbam, erdviniai duomenys yra tikrai vizualūs. Ir tuo pačiu eseri mums siūlo labai paprastą prieigą prie jų. Tuos naujus įrankius integruoti, panaudoti yra labai paprasta. Bet problema, kurią aš išvelgiu, kad mes kartais per daug įninkstam į technologiją, norim įsimandyti naujus dalykus, ir kartais naudotojų poreikiai lieka nuošaly. Aš apie tai kalbu, nes paskutiniu metu matau nemažai tokių atvejų, kur technologija kartais pamiršta naudotoją. Aš mačiau daug visokiausių atvejų, nežinau, mačiau, kaip kuriami 3D modeliai, kai naudotojų projekto problemą išspręsti užtektų 2D žemėlapį, kas būtų gerokai pigiau ir efektyviau. Aš mačiau, nežinau, praeitą savaitę turėjau susitikimą, kad susukta savivaldybės įmonė, jinai pristatinėjo, ką jie kuria, ką jie turi, ir tada parodo aplikaciją sprendimą, kurią mes irgi turim.
ir kažkodėl jie susikūrė tą patį produktą, ką turime mes, vietoj to, kad integruotųsi. O paklausus, kas buvo to poreikio iniciatorius, aš atsakymo kaip ir neišgirdau. Tai reiškia, kad kažkokios poreikio ar problemos sprendimo čia gal nebuvo. Praeitą lapkritį kitoje GIS konferencijoje buvo pristatytas naujas fainas produktas, toks švarus, tikrai turintis problemą. Ir konferencijos uždaromajame vakarėlį kitas kolega pradėjo tą produktą, sakykim taip, nuvertinti. Dėl to, sakykim taip, išsireiškimas buvo toks, kad tokį produktą galėtų studentai sukurti per keletą savaičių. Bet pats produktas tai yra geras. Jis turi labai aiškią problemą, aiškius naudotojus, bet mes jį, būdami technologijas, kartais nuvertim vien dėl to, kad jis yra technologiškai paprastas. Tai būtent dėl to aš bandau šitą temą truputį gvildenti ir dalinti su jumis. Nes, sakykime taip, technologijos įsimylėjimas prieš problemą tikrai nėra nauja kažkokia tema. Apie tai senai kalbama technologijų konferencijose. Bet mūsų GIS bendruomeniai, tai nedėliai bendruomeniai, kažkaip mes kartais tą pamirštam. Dėl to noriu su jumis to pasidalinti. Ir jeigu po šito pranešimo kažkas iš jūsų inicijuodami naują projektą, inicijuodami naują produktą, iškels ir primins savo klausimą, kas bus galutinis naudotojas, ar jo problema sprendžiama, aš laikysiu, kad mano šito pranešimo tikslas bus pasiektas. Ir tuo pačiu tikrai galiu pasakyti, kad jeigu turėsit konkrečią problemą, pas jūsų produktas gyvens ilgiau. Tie patys Maps Vilnius, kaip minėjau, buvo 12-13 metų, bet naudojimas nekrito, nes problema buvo aiški, tai buvo poreikis. Technologija paseno, naudojimas nekrito, nes problema to produktų buvo sprendžiama. Tai va, iš manęs tiek. Kviečiu pirmiausia išsibandyti Maps Vilnius LT. Kviečiu duoti mums grįžtamą į ryšį. Apačioje rasite tokį mygtuką įvertink. Būtinai užpildykite apklausą, pateikit, ko trūksta. Negaliu prižadėti, kad kiekvieną siūlymą realizuosim, bet tikrai įvertinsim ir atsižvelgsim. Ir tuo pačiu kviečiu nepapulti tuos GIS kūrėjos spąstus ir prieš pradedant kažką kurti, įsivertinti, ar tikrai turit sprendžiamą problemą. Ačiū.